Sveiki visi, su jumis sveikinasi Ugnius ir šiandien jums papasakosiu, kaip pasiruošti meteorų lietui. Beje, šis meteorų lietus vadinasi Perseidų meteorų lietus. Tai yra oficialus šio meteorų lietaus pavadinimas. Aptarsiu geriausias sąlygas stebėjimui, atsakysiu į keletą komentarų ir pasidalinsiu savo patirtimi. Visų pirma, dažnas klausimas, kurį gavau, yra apie orus. Ar bus lietus ir ar trukdys stebėti meteorų lietų. Pagal viską orų prognozės to nepraneša, tai yra, kad bus lietus naktį, nėra tokių prognozių. Kad dieną bus lietus šeštadienį ar sekmadienį, yra tikimybė, bet kad įsitikintumėte prognozėmis, būtinai pasidomėkite patys ir video aprašyme paliksiu nuorodą, kur yra tiksliausios orų prognozės ir orų prognozių žemėlapis. Toliau, antras svarbus dalykas – mėnulio fazės. Šiemet yra priešpilnis, tai reiškia, kad šiek tiek mėnulio šviesos danguje bus, bet tai nelabai trukdys žiūrėti meteorų lietų. Esu stebėjęs meteorų lietų daug kartų per pačią pilnatį ir tai nieko smarkiai nesugadino. Beje, praeitais metais visai nebuvo mėnulio šviesos, šiaip viskas puikiai matėsi. Bet aš nepasakyčiau, kad yra didelis skirtumas, kai yra pilnatis ar visai nėra mėnulio šviesos. Meteorų lietus ir taip gausiai matosi danguje. Tiesiog svarbu atrasti gerą vietą, kur atvirai matosi dangus ir yra mažiau šviesos taršos. Ir kalbant apie šviesos taršą. Trečias svarbus dalykas – atrasti vietą, kur nėra daug šviesos taršos. Labai liūdna, kad Vilniuje yra daug šviesos taršos ir reikia labai toli nuvažiuoti, kad rasite tokią vietą, kur nėra šviesos taršos. Kuo daugiau šviesos taršos, tuo mažiau danguje matosi žvaigždžių ir tuo pačiu meteorų lietaus, kitaip vadinamų krentančių žvaigždžių. Kad atrasti gerą vietą, kur yra mažiau šviesos taršos, apsilankykite svetainėje, kurios pavadinimą nurodysiu čia ir tuo pačiu aprašyme. Ir jame rodo, kur yra daug šviesos taršos ir kur mažiau. Tai Light Pollution Map, čia bus nuoroda ir taipogi būtinai pasižiūrėkite video aprašyme. Kalbant apie vietos išsirinkimą. Labai smagu būtų atrasti gerą laužavietę ar šiaip poilsiavietę, nes užsikūrus laužą mažiau trukdys uodai ir bus šilčiau. Aišku, galite ir šilčiau apsirengti ir tada nebus problemas su šiluma, bet jei rasite gerą laužavietę, didelė tikimybė, kad ten nebus daug šviesos taršos, jei tai pakankamai atoki vieta nuo miesto. Taipogi video aprašyme paliksiu svetainės nuorodą, kur galite atrasti poilsiaviečių ir laužaviečių. Dar ieškant vietos, svarbu, kad medžiai per daug neužstotų vaizdo. Ne visur rodo, kokia aplinka prie laužavietės ar poilsiavietės. Čia jums tikriausiai reikėtų patikrinti keletą vietų, kol atrasite tinkamą. Seniau, kai stebėdavau meteorų lietų, pasisekė, kad prie laužavietės yra ir pavėsinė, tokia poilsiavietė, ir tuo pačiu netoliese nuėjus labai atviras dangus, nes ten medžių kirtimo vieta. Tai puikiai matydavosi meteorų lietus ir nereikėdavo toliau eiti nuo laužo. Tai labai smagu būdavo. Meteorai matysis visame danguje, bet tikėtina, kad daugiausiai jų pamatysite šiaurės rytuose. Tai čia trumpas toksai kaip checklist svarbiausių dalykų. Pakartosiu vėl. Važiuoti kur nors atokiau nuo miesto, idealiai prie laužavietės ar poilsiavietės. Miške, gamtoje kažkur tai. Pasiimti pledą ar ką nors pasitiesti ant žemės, nes atsigulus ant žemės bus šalta ir nemalonu, o stebėti atsistojus tikriausiai jums pavargs kaklas ir netai bus malonu stebėti meteorų lietų. Trečia, apsirengti šiltai, nes rugpjūtį vasaros vakarai jau vėsesni ir apsirengus ilgus rūbus jūs mažiau įkyrės uodai ir kiti vabzdžiai. Dar svarbu, vieta be šviesos taršos, tai ją galite atrasti patikrinę svetainę video aprašyme. Ir penkta, labai svarbu, kad būtų daug atviro dangaus. Šiek tiek sunkiau suderinti, būnant prie poilsiavietės ar laužavietės, bet manau, kad rasit kažką gero. Dar viena smulkmena, kad jei nešiojate akinius ir jūsų prastesnis regėjimas, būtinai juos pasiimkite ir nepalikite jų namuose. Na, paprastai tariant, nepamirškite akinių. Mano regėjimas nėra pats geriausias, bet kasdienybėje man nebūtina nešioti akinių. Dažniausiai juos užsidedu, kai dirbu, tiesiog, kad akys tiek daug nevargtų. Bet šiaip retokai jos nešioju. Tik pastebėjau, kaip per meteorų lietų pamiršau akinius, labai gailėjausi, nes netaip gerai matėsi žvaigždės. Tiesiog viskas, žinoma, išsilieja buvo, nes taip ir viskas matosi, kai regėjimas nėra pats geriausias. Dabar perskaitysiu keletą komentarų ir juos atsakysiu. Kažkas komentuoja, ar čia šiandien. Jei turite omeny šiandien, tai video aš įkėliau trečiadienį, dauguma komentarų buvo ketvirtadienį, tai ketvirtadienį irgi matosi puikiai meteorų lietus, bet spėju dauguma žmonių pirmadienį bus užsiėmę. Tai geriausia sekanti data yra iš šeštadienio į sekmadienį, kai dauguma bus laisvi. Nėra būtina derinti meteorų lietaus stebėjimo per patį piką, nes ir kitomis dienomis
bus gausu meteorų, tik tai jų bus šiek tiek mažiau. Kuo toliau nuo piko datos, tuo mažiau. Sekantis komentaras, o Egipte. Egipte irgi turėtų matytis, nes meteorų lietus matosi visame pasaulyje, tik nežinau, kiek iš žiūrovų dabar yra egzotiškesnėse vietose. Šiek tiek juokingas komentaras, bet jį vis tiek perskaitysiu. O čia pavojinga ar ne? Tikrai neteko girdėti ir pats su tuo nesusidūriau, kad kažkuris meteoras nukristų. To tikrai neturėtų būti, tai ne, meteorų lietus nėra pavojingas. Sekantis komentaras rodo, kad lys. Pagal viską orų prognozės nepraneša lietaus, bent jau vakare. Dieną tikriausiai bus lietus, tai nebent vakare bus šlapia žemė, bet tai neturėtų maišyti stebint meteorų lietų. Kažkas komentaruose mane pavadino melagiu. Nežinau, kodėl aš turėčiau meluoti apie meteorų lietų, kurį jau stebiu keletą metų ir tai iš esmės tapo man kaip tradicija, bet jei manim netikit, pasiieškokit internete, yra nemažai lietuviškų straipsnių ir užsienio straipsnių. Tikrai aš nesu vienintelis žmogus, kuris kalba apie šį meteorų lietų, tik tai manau, kad daugam įdomus šis meteorų lietus ir ne visi iš vis žino, kad jis vyksta. Svarbus komentaras ir klausimas, kuris tikriausiai daugam kilo. O kelintą valandą ir kada matysis meteorai? Geriausia stebėti nuo 11 valandos iki pat paryčių. Dangus būna tamsiausias prieš aušrą, tai tikriausiai tai būtų apie 2 nakties vidurnaktį, bet tokiu atveju jums rekomenduočiau pasiimti palapinę ir iš esmės susiplanuoti iškylą miške. Nes grįžti vidurnaktį ar paryčiais be miego tikriausiai bus sudėtinga, bet jei ruošiatės dieną miegoti, tai laisvai būkite iki paryčių ir neimkite palapinės. Man labai juokingas šis komentaras. Palauksiu kitų metų. Tikrai galima laukti kitų metų. Tik būtų ilgokai laukti, jei jūs norite stebėti meteorų lietų. Šiaip šis meteorų lietus vyksta kiekvienais metais, apie rugpjūčio kokią 12 ar 13 būna pikas. Šiemet bus iš 11 dienos į 12. Tikrai nepraleiskit progos pasižiūrėti, nors ir galite stebėti tai kitais metais. Jei nekantraujate, tikrai būtų kvaila praleisti šią progą. Taipogi mane labai nudžiugino komentarai, kuriuose žiūrovai žymėjo savo draugus ir planavo meteorų lietaus stebėjimą. Labai džiugu, kad tiek daug jūsų susidomėjo meteorų lietumi. Tikiuosi, kad jums bus smagu jį stebėti. Dar paminėsiu, kad iš tikrųjų meteorų lietus vyksta labai ilgą laiką. Tai yra nuo Liepos 14 iki rugpjūčio 24. Piko metu ir aplink piko meto laiką, tai yra bent kokias 5 dienas prieš piką ir po piko, bus daugiausiai meteorų ir tai būtų pats geriausias laikas stebėti, jei oras nebūtų palankus. Tai yra, jei jūsų vietoje piko metu lytų lietus, susiplanuokit kitą dieną ir tikrai nekentėkit per lietų, nes meteorų lietus iš vis nesimatys per debesuotą dangų, taipogi kaip ir žvaigždės. Šiek tiek pasidalinsiu savo patirtimi stebint meteorų lietų. Visad svarbiausia pasiimti pledą, kad pasikloti ant žemės ir gal netgi pasiimti kelis, jei žmonių daugiau nei kokie 3 ar 4, kad visi patogiai tilptų ant pledo. Stebint atsistojus, pavargsta šiek tiek aklas ir tampa nuobodu, nes ne visus meteorus išeina pastebėti ir reikia šiek tiek kantrybės juos stebint. Tikrai nėra taip, kad dangus pastoviai būna bombarduojamas meteorų, tai turėkite omeny, kad šiek tiek reikės ir kantrybės. Praeitais metais, kai nakvojau prie ežero su palapinė, buvau pasiėmęs pledą ir, žinoma, nakvodamas palapiniai turėjau miegmaišius ir pagalves. Tai buvo šiek tiek vakare vėsu, įlindom į miegmaišius ir buvo labai patogu atsiremti į pagalvę. Tai čia tikriausiai buvo pats patogiausias meteorų lietaus stebėjimas, nes visus praeitus kartus tiesiog atsiguldom ant pledo, bet ir ant pledo viskas labai patogu. Praeitais metais meteorų lietų tikrai stebėjau pakankamai prabangiai. Netoliese mūsų buvo ir laužavietė, ir labai patogi pavėsinė, tai tenais iš miesto užsisakėme sušį. Aišku, nieks vidury miško man tų sušį nepristatė, pats juos nusipirkau ir atsivežiau, bet buvo tikrai verta lėkti į miestą, kad nusipirkti sušį. Ir tenais buvome labai toli nuo miesto ir nebuvo pilnaties, tai buvo žiauriai tamsu, tai kai kur netgi ant takelio nuo pavėsinės iki palapinės padėjau tiesiog žvakutės, kurios šiek tiek ilgiau dega, kad matytųsi bent kažkas einant. Nes dviese būnant vidury miško buvo labai tamsu ir ne per daugiausiai jauku. Buvo labai juokinga situacija, kad vidurnaktį pradėjom girdėti vilkų kauksmus. Aš toje vietoje mažai lankiausi, tai net nežinau, ar ten gali būti vilkai, nežinau, kiek jie toli buvo. Tikiuosi, jums nebus nei vilkų, nei kokių kitų dalykų. Aš aišku, miško nebijau, bet būnant tamsoj vidury niekur buvo šiek tiek nejauku. Kad būtų jaukiau ir saugiau, būtinai pasikvieskit bent kokius 4 draugus ir suplanuokite šią iškylą, kad būtų
smagių prisiminimų. Dar vienas labai svarbus dalykas. Kaip žinote, yra labai gražus pasakymas, kad kai krenta žvaigždė, reikia sugalvoti norą ir jis išsipildys, bet niekam jo negalima sakyti. Tai laikyti jį paslaptyje. Kadangi prognozuojama vidutiniškai 100 meteorų per valandą, kas gautųsi 1,6 meteorai per minutę, pasiruoškite daug norų, apie kuriuos galėsite pasvajoti, stebėdami žvaigždės. Manau, tai būtų šiaip gražus dalykas pagalvoti apie savo norus, apie savo tikslus ir tuo pačiu simboliškai stebėti meteorų lietų, bet niekam nesakykit savo tikslų. Čia vienintelė sąlyga, kad krentančios žvaigždės išpildytų jūsų norus. Vienas labai juokingas komentaras, kažkas pakomentavo, kas čia per reperis. Tai aišku, su dredais yra labai daug stereotipų. Iš karto pasakysiu, kad man aktualu tik sveika gyvensena ir aš sportuoju. Tai tikrai neprisigalvokit jokių keistų dalykų apie mane. Tai tiek. Pabaigai noriu Jums palinkėti gražaus stebėjimo ir kantrybės. Būtinai susiplanuokite su savo draugais stebėti šį gamtos stebuklą, nes jis būna tik kartą į metus. Aišku, iki pat rugpjūčio 24 yra laiko, bet kuo toliau delsite nuo piko dienos, tuo mažiau meteorų pamatysite. Jei patiko video, būtinai nusiųskite kitiem, galbūt savo draugam, kad ir jie žinotų, kaip ruoštis meteorų lietui. Manau, kad jums bus daug lengviau susiplanuoti iškylą peržiūrėjus šį vaizdo įrašą. Jei patiko, nepamirškite paspausti like ir prenumeruokite mano kanalą, jei norite matyti daugiau mano vaizdo įrašų. Smagu žiūrėjimo ir viso.